Šiandieną ši konsultacija skirta tiek mokytojams ir ne tik jiems, yra skirta šiuolaikiniams spektriniams analizės metodams. Chemijos bendroji programa, siekdama atliepti šiuolaikinius iššūkius chemijoje, kad ji būtų inovatyvi ir nauja, buvo įtraukta būtent tema, kuri ir vadinosi spektriniai analizės metodai. Ši tema tiek mokytojams, tiek mokiniams kelia įvairių iššūkių. Tai ši konsultacija yra skiriama būtent parodyti paprastai suprantamai ir nuosekliai apie tos šiuolaikinius tyrimo metodus, kaip medžiagos yra nustatomos, kokia jų yra sandara. Ir būtent remiantis bendrosios programos apibrėžtimi, gyliu, ribomis, pateikiant praktinius pavyzdžius, kaip analizuoti spektrus, kaip spręsti uždavinius, siekiant nustatyti organinių junginių sandarą iki 4 anglies atomų ir turinčių tik vieną funkcinę grupę. Na ir kur tie metodai, konkrečiai tai infraraudonoji spektroskopija, magnetinis branduolių rezonansas pagal vandenilį ir masių spektroskopija yra taikomi praktiškai. Taigi šią konsultaciją sutiko pravesti gerbiamas daktaras mokytojas, metodininkas Romanas Voronovič. Tai ačiū Jums labai, kad prisijungėte ir pabandykime tada bent kartu aptarti, kaip šiuolaikinėje chemijoje yra nustatoma medžiagų sudėtis ir jų sandara. Labą dieną, Miglė, labai ačiū, kad pakvietėt. Spektrinė analizės metodai. Iš tikrųjų, kodėl jų reikia mokytis, kam jie buvo įtraukti į programą, tai bet šitą klausimą mes trumpai aptarkime ir tada judėkime prie jų analizės. Tai gyvai molekulių aš pats asmeniškai nesu matęs, atomų irgi, tiesiog mūsų ta akis nėra pritaikyta matyti tokias smulkias daleles. Ir paprastais kažkokiais mikroskopais mes irgi molekulių pamatyti negalime. Tačiau visą laiką per chemijos pamokas mes tas molekulės, jonus, atomus vis piešiame įvairiomis formulėmis, niekada jų nematę. Ir kaip tada nustatyti, kokia iš tikrųjų yra ta sudėtis. Tai chemikai suko galvą ne vieną šimtmetį ties tuo klausimu, kol neišsivystė technologijos iki tiek, kad mes vadovaujantis tam tikrais metodais, būtent spektrinės analizės metodais, mes galime nustatyti, kokiagi yra sandara tam tikrų junginių ir iš tikrųjų, jau praktiškai visų junginių mes galime nustatyti tiek sandarą, tiek struktūrą, nustatyti funkcinės grupės ir taip toliau. Tai šitie metodai yra labai reikalingi, jie žinoma yra taikomi ne tik tai chemijoje, ir kriminalistikoje, ir fizikai juos taiko ir taip toliau, tai jie yra plačiai taikomi. Tačiau jeigu mes pradedam gilintis į pačią teoriją, čia panašiai kaip gilintis į vidaus degimo variklio visą veikimo principą. Ten žiūrėti į purškimą, arklio jėgas, darbinį tūrį ir taip toliau, tai čia yra labai sudėtinga, ir tik tai geras fizikas iki galo ten supranta, kaip ten iš tikrųjų viskas veikia. Tačiau su mašinom važinėja daugelis žmonių, aš irgi vairuoju ir tam nereikia išmanyti to variklio veikimo principą, ačiū Dievui. Tai su spektrinės analizės metodais yra panašiai. Jeigu mes suprasime tiesiog, kaip juos analizuoti, nereikia labai gilintis, kaip ten iš tikrųjų viskas vyksta. Ir programoje yra apibrėžti tie metodai, kaip Miglė ir pasakė, taip siaurai, kad mes tiesiog numatytume, ką mes įžvelgiam, žiūrėdami į spektrus įvairių tų metodų. Tai aš pabandysiu iš tos praktinės pusės paaiškinti, kaip tuos spektrinius analizės metodus taikyti, nustatant junginių struktūras. Pateiksiu pavyzdžių iš brandos egzaminų, VB1 turiu omenyje, kur laiko 11-okai, iš užduočių pavyzdžių, irgi VB1, tai pasižiūrėsime, panagrinėsime ir tikiuosi, kad po šio užsiėmimo bus ženkliai aiškiau, kaip nagrinėti tuos spektrus. Tai iš karto ir pradedu.
Kodėl yra 3 tie analizės metodai - infraraudonoji spektroskopija, masių spektroskopija ir branduolių magnetinis rezonansas pagal vandenilį? Todėl, kad su vienu metodu mes vargu ar galėtume nustatyti nežinomo junginio sudėtį ir struktūrą. Nes infraraudonoji spektroskopija mums suteikia informacijos apie ryšius tarp atomų, na ir mes galime iš tų ryšių nustatyti, kokios funkcinės grupės yra organiniuose junginiuose. Masių spektroskopija leidžia nustatyti, kokia yra, na, paprastai tariant, santykinė molekulinė masė junginio, bet iš tikrųjų jinai gali ir daugiau. Mes galime nustatyti ir fragmentus, jonizuotos molekulės jonų fragmentų irgi molekulinės mases ir tai irgi suteikia mums nemažai informacijos. Ir yra branduolių magnetinis rezonansas, su kuriuo galima, taip sakant, sudėti visus taškus ant i, nes jis mums parodo, kiek yra skirtingų vandenilio aplinkų junginyje, tai yra mes galime nustatyti, kiek ten yra skirtingų, pavyzdžiui, CH3, CH2 grupių ir iš to jau numatyti junginio struktūrą. Tai kai mes turime visus tuos 3 spektrus, mes galime jau pakankamai užtikrintai pasakyti, kokį junginį mes ten turime, kokia yra jo sudėtis ir struktūra. Taip, dabar iš karto eikime prie infraraudonosios spektroskopijos. Tai infraraudonasis tas spektroskopas, spektrometras, atsiprašau, jis yra, na, vat kaip kompiuteris personalinis, bet šitaip maždaug tokio dydžio atrodo, gali stovėti ant stalo šalia kompiuterio. Ir kągi mes su juo nustatome? Mes nustatome skirtingų ryšių virpesių dažnius, kas yra vadinama bangos skaičiais ir va tuos bangos skaičius, kaip suprasti, iš kur jie atsiranda. Tai įsivaizduokite paprastą gitarą, arba nelabai paprasta, kokią norit. Įsivaizduokite, žinote, kad gitarų stygos yra skirtingo storio ir dėl to skleidžia skirtingo garso ilgio bangas. Dėl to ir galima sugroti skirtingas natas. Ir įsivaizduojate, kad kai yra sugrojama, galima pajungti prietaisą, kuris rodys tų garso bangų irgi, na, kaip atrodo tos garso bangos, kiekvieno akordo bus skirtingos. Tai panašiai ir čia, tik tai tas muzikantas yra IR spektrometras, kuris paleisdamas IR spindulius priverčia ryšius tarp atomų virpėti. Ir ta vibracija, jinai gali būti simetrinė, asimetrinė ir visokia. Ir ta vibracija užfiksuoja pats kompiuteris. Kad mano žodžiai neskambėtų tiesiog tuščiai, tai iš karto parodau, kaip atrodo IR spektras. Ir čia yra etanolio IR spektras ir jeigu aš paspausiu šitame įrankyje, kurio nuorodą aš priseksiu prie pateikties, jeigu aš paspausiu tiesiog ant šitų sugerties juostų, taip vadinamų, arba galima sakyti signalų tiesiog paprastai, tai aš matau, kad pradeda virpėti, vibruoti tam tikros dalis, tam tikri ryšiai. Tai pavyzdžiui, čia yra OH ryšio, kaip matome, virpesiai, čia yra CH ryšio virpesiai, galima aptikti CO dar ryšio, vat čia pavyzdžiui virpesius ir panašiai. Jeigu aš paimsiu kitą junginį, pavyzdžiui, paimu propanolį, vienas propanolį, tai čia buvo etanolis, čia mes turime vienas propanolį. Aš matau panašumų. Pavyzdžiui, va šitas apversto varpo formos signalas, jis yra ir pas vienas propanolį. Kodėlgi? Todėl, kad jis turi tą patį OH ryšį, arba kitaip sakant, tą pačią hidroksi grupę. Tačiau, jeigu aš atversiu kitą junginį, čia jau turiu aldehidą propanalį, mes galime matyti, kad skirtingai negu propanolis, aldehidas jau šito neturi apversto varpo sugerties juostos. Bet jis turi kitą, jis turi C dvigubasis ryšys O, kitaip tariant karbonilo arba aldehido grupės šitą vibravimą, kuri vėlgi užfiksuoja spektras, tik tai jau prie kitų bangos skaičių. Dabar, ką mes matome čia? Mes matome X ašyje, kaip matote, centimetrai -1, čia yra bangos skaičiai arba sugerties dažniais dar vadinama, tai pagal jų vertę mes nustatome, kurioje vietoje yra kiekviena iš funkcinių grupių. Tai, kaip matome, prie maždaug 1720 šiuo atveju yra karbonilo grupė. Hidroksi grupė yra prie maždaug 3300.
Jeigu atversiu propanoną, prisimena, čia buvo propanalis, o čia mes jau turime propanoną. Tai propanono spektre mes irgi matome su jumis tą patį karbonilo grupės bangos skaičių, irgi prie maždaug 1700. Tai kokią tendenciją mes aptinkam, kad jeigu junginiai turi tą patį ryšį arba tą pačią funkcinę grupę, mes tada galime iš IR spektro nustatyti, kokią funkcinę grupę turi tie junginiai, nes jų bangos skaičiai bus tie signalai bus prie tų pačių verčių. Ir jeigu mes paimtume, pavyzdžiui, karboksirūgštį, tai čia yra propano rūgšties spektras, tai žinote, kad karboksirūgštis turi OH ryšį karboksilo grupėje, bet toje pačioje grupėje yra ir CO ryšys. Tai vadinasi, čia mes turime ir tą apversto formos signalą ir mes turime karbonilo, taip vadinamos C2 ryšys O grupės signalą. Vadinasi, kai mes turime tą pačią funkcinę grupę, mes turėsime tuos signalus, tuos sugerties juostas prie tų pačių bangos skaičių verčių. Gan sudėtingai nuskambėjo, bet tikiuosi, kad aišku, ką norėjau pasakyti. Dabar, kai patyręs jau chemikas žiūri į R spektrus, kuris jau turi patirties analizuojant juos, jis iš karto suskirsto mintyse į tam tikras sritis visą matomą spektrą. Tai galite matyti, kad C2 ryšys O karbonilo grupės ieškome mes prie 6800, taip suapvalintai galima sakyti prie 1700, o H hidroksi grupės signalo mes ieškome prie maždaug 3000. Kodėl taip plačiai tuoj pasiaiškinsime, nes hidroksi grupė alkoholiuose ir karboksirūgščių molekulėse esantis OH ryšys turi šiek tiek kitokius bangos skaičių vertes. Ir dar, kas svarbu pažymėti, kiekvienas junginys praktiškai turi CH ryšį. Tai CH ryšių mes irgi su jumis ieškosime prie šitų 3000 bangos skaičių verčių. Taipogi verta paminėti, kad iki maždaug 1400–1500 bangos skaičių mes turime pirštų anspaudų sritį. Piršto anspaudų sritis kiekvienam junginiui yra unikali, kaip ir žmogaus piršto anspaudai kiekvienam yra unikalūs. Dėl to, jeigu mes sudedam, pavyzdžiui, dviejų skirtingų analizuotų medžiagų IR spektrus ir sutampa jų piršto anspaudų sritis, vadinasi, tai yra ta pati medžiaga. Mes galime palyginti, pavyzdžiui, etanolio ir propanolio tuos IR spektrus iki 1500 toj srity piršto anspaudų. Ir propanolis nuo etanolio skiriasi tik tai per vieną CH2 grupę, jie yra homologai. Tačiau mes matome, kad šita piršto anspaudų sritis pas juos atrodo kitaip. Jeigu paimtume propanalį šalia, tai jūs galite matyti, kad propanalė irgi yra 3 anglies atomai, vienintelis dalykas, kuriuo jis skiriasi nuo propanolio, kad jis turi 2 vandeniliais mažiau, dėl to turi dvigubai ryšį su deguonim. Bet piršto anspaudų sritis pas propanolį ir propanalį iki 1500, matot, atrodo visiškai kitaip, nors struktūra nelabai ten ir skiriasi. Tai ta piršto anspaudų sritis dažniausiai būna toks signalų kratinys ir į ją mes dažniausiai nežiūrėsime dėl to, kad tos funkcinės grupės, kurių mums reikia pagal programą, jos bus srityse su didesniais bangos skaičiais negu piršto anspaudų sritis. Dabar, kągi reikia mokėti pagal programą? Nereikia atmintinai išmokti bangos skaičių tam tikrų grupių, to daryti nereikia, nes tikrai arba prie užduoties jūs turėsite lentelę su bangos skaičiais, arba prie priedo gali būti lentelė su bangos skaičiais ir atsiminti nereikia, bet reikia įsidėmėti tam tikras grupės, o būtent mes turime žinoti karbonilo grupės, to C2 ryšys O grupės bangos skaičius, ta prasme, mokėti nustatyti, ar yra junginyje šita grupė ar nėra.
Tai bangos skaičių atsiminti nereikia, kaip minėjau, bet žinoti tokią grupę, kad ją reikia nustatyti pagal programą, tai reikia. Taipogi, hidroksi grupė ir atkreipkite dėmesį, kad hidroksi grupės bangos skaičiai yra nurodyti 2 kartus, dėl to, kad karboksi rūgščių bangos skaičiai hidroksi grupės yra kiek mažesnėse bangos skaičių vertėse, o alkoholių yra su šiek tiek didesniais bangos skaičiais. Kokią tai daro įtaką, tai iš karto ir parodysiu tada. Tai jeigu mes su jumis analizuojame, tarkime, vienas propanolio IR spektrą, mes matome prie 3300 OH grupės signalą, o jeigu mes paimsime iš karto atidarysime propano rūgštį, tai mes matysime, kad pas ją irgi yra tas signalas, tik tai jis susilieja su CH grupės signalais. Tai pas vieną propanolį mes matome CH grupės signalai, tie šokinėjimai, tokie, jie yra prie 3000, maždaug 2900. O pačios grupės bangos skaičiai yra prie 3300. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime į karboksį rūgštį, tai pas ją OH grupės signalas yra prie mažesnių bangos skaičių verčių ir tas CH grupės signalas, kurio neleidžia net, įspaudžiau. Tai jis yra visai šalia ir dėl to gaunasi toks platus kalnas, toks platus apverstas varpas, kuris iš karto derinyje su CO grupės signalais leidžia patyrusiam chemikui pasakyti, kad čia ir bus karboksį rūgštis. Jeigu mes matome plačią tą juostą, bet siauresnę, turėsime hidroksi grupę, o visai plati susiliejusi su CH yra karboksi grupės, OH grupės signalas. Ir dar vieną dalyką, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kaip minėjau, tai mes visą laiką turėsime CH signalus, praktiškai visuomet turėsime, ir kaipgi tada atrodytų signalas junginio, kuris yra angliavandenilis, kuris neturi funkcinių grupių, tai iš karto ir pasižiūrėkime, tai jis turės tik tai tuos CH grupės signalus. Tai yra, kaip matote, intensyvi sugerties juosta arba intensyvus signalas, kuris rodo visokiausius CH grupės virpesius, CH ryšių virpesius. Į to tinklalapio, kurį rodau, nuorodą įdedu ir čia pateikiu tai, ką aš aptariau prieš tai, galime greitai pasikartoti. Tai OH grupės signalą mes matysime prie maždaug 3200-3600 ir šalia matysime CH prie maždaug 2900. Jeigu mes turime aldehidą, tada mes nematom OH grupės signalo, mes matom CO grupės signalą ir matysime irgi CH, tik tai šitoj vietoj labai svarbus dalykas, kuris iš tikrųjų pasirodė ir egzamino užduotyje 24 metų. Kaip atskirti aldehidą nuo ketono? Ir mes iš karto su jumis pasižiūrėkime. Tai turime aldehidą ir šalia padėjau ketoną. Ir iš tikrųjų, tarptautinėse programuose netgi yra atskiras klausimas per egzaminą, o kodėl IR spektroskopija nelabai tinka atskirti propanalį nuo propanono. Ir mes matome, kad jie abu turi tuos CO ryšius, CO virpesius, kurie yra maždaug prie tų pačių bangos skaičių ir mes nelabai galime jų atskirti. Tačiau yra viena vienintelė vieta, kuri leidžia tai padaryti, tačiau jinai nėra labai intensyvi. Ir tai yra būtent aldehido grupės, CH grupės signalas, kuris būna prie 2700, čia galite matyti. Ir kaip matote, yra visiškai neintensyvi ir mažai matomas signaliukas, pagal kurį aldehidą nuo ketono galime atskirti. Tai pavyzdžiui, ketonas prie 2700 šitos srities nieko neturi, kaip matote, jis turi tik tai CH jau prie 2900, maždaug 3000. Jeigu aš atidaryčiau kitų aldehidų IR spektrus, mes su jumis galėtume pamatyti, kad jie turi skirtingai išreikštą tą CH grupės signalą prie 2700. Tai atidarysime etanalį ir butanalį. Tai tarkime, butanalio atveju mes matome ganėtinai intensyvę
sugerties juostą, kaip matot, jau ženkliai didesnis, ženkliai intensyvesnis tas signalas yra būtent CH grupės. Ir jeigu mes pasižiūrėsime į etanalį, tai etanalio atveju irgi mes matome jį ženkliai intensyvesnį. Pas propanalį kažkodėl va čia jis yra visiškai neintensyvus. Tai dėl to, kad propanalis ir propanonas turi intensyvius CO signalus, bet turi labai neintensyvų šitą CH signalą, tai sudėtinga atskirti, kur yra aldehidas, kur ketonas. Bet dabar jau mokame tai padaryti. Tai jeigu matote CO grupę, iš karto pasižiūrėkite, ar prie 2700 nėra CH grupės signalo būdingo aldehidui, kurio nesimatys ketono spektre, kaip sakiau. Tai propanono spektre mes matysime tik tai CO ir CH signalus arba sugerties juostas. Taip, ir kaip minėjau, karboksirūgščių atveju mes matysime OH ryšio ir CH ryšio susiliejusio į tokį dviejų viršūnių kalną signalą, tai labai jis yra specifinis ir tikrai galima lengvai karboksirūgštį pagal jį atskirti. Ir taipogi matysite CO signalus. CH be abejonės, tam irgi maždaug šį čia matysime. Gerai, tai pateikiu dar pavyzdžių. Ir galime kartu greitai pasižiūrėti, tai kokiugi čia junginių yra pavyzdžiai. Ir tikiuosi, kad iš karto galite pamatyti, kad va čia mes turime OH grupę, kuri yra karboksi grupėje. Tai va čia ketvirtas junginys yra karboksirūgštis. Taipogi pagal šitą plačią sugerties juostą nustatome OH grupę, o pagal piką prie 1700, kuris visą laiką būna labai intensyvus, mes nustatome CO grupės buvimą. O norint atskirti pirmas su trečiu junginiu, kuris yra aldehidas, kuris yra ketonas, žiūrime į 2700 sritį. Tai pas aldehidą yra šitas pikas, pas ketoną matome nėra. Tai vadinasi, pirmas junginys bus aldehidas, o trečias junginys ketonas. Ir tai, ką papasakojau žodžiu, aš tiesiog aprašiau čia, kad tiesiog, kartojantis, kai turėsite šitą pateikti, kad galėtumėte paanalizuoti. Ir dabar iš karto noriu pateikti pavyzdžių iš VB1 užduočių ir užduoties pavyzdžių. Tai 24 metų užduoties pavyzdyje buvo įdėtas IR spektras junginio ir reikėjo nustatyti, kurio junginio čia yra IR spektras pagal pateiktus atsakymų variantus. Kaip matote, kaip minėjau, nereikia mokytis sugerties dažnio arba bangos skaičių atmintinai, jie yra pateikti. Ir kartu paanalizuokime, ką mes matome. Šiuo atveju mes galime abejoti, ar čia yra OH ryšio signalas ar nėra. Nes matome, kad intensyvumas nėra labai didelis. Mes ką tik su jumis žiūrėjome karboksirūgštis ir intensyvumas buvo žymiai didesnis, o čia jis yra mažesnis. Bet jeigu jūs matote, vis tiek, kad tas signalas, ta sugerties juosta nusileido bent jau iki pusės to pralaidumo, ta prasme Y ašies vidurio, tai tikrai jau galite fiksuoti ten signalą. Tai čia mes turime OH ir taipogi prie 1700, kaip čia ir parašyta, mes turime CO grupę. Tai vadinasi, OH grupė pas mus buvo karboksirūgščių, dėl to, kad jinai yra prie mažesnių bangos skaičių negu OH grupė alkoholiuose. Ir vadinasi, mes turime CO grupę. Tai čia gali būti tik tai rūgštis. Tai netinka. Propanonas, etanolis, etilatanoatas irgi netinka. Ir, kaip minėjau, 24 metų užduotyje buvo būtent tas sunkus klausimas, kai buvo pateiktas karbonilinio junginio IR spektras ir reikėjo nustatyti, kurio junginio. Ir iš karto, dabar jau esate patyrę IR spektrų nagrinėtojai, matote, kad nėra šitos plačios sugerties juostos būdingos alkoholiams. Tai matote čia tas signalas, kur turėtų būti prie 3000 sugerties dažnio. Tai vadinasi, mes iš karto galime atmesti vieną propanolį ir du propanolį.
Vadinasi, lieka propanalis ir propanonas. Ir mes matome, kad prie 1700 mes iš tikrųjų matom CO grupės signalą. Bet tiek propanalis, tiek propanonas turi tą signalą. Ką daryti? Vienintelė išeitis, kurią turėjo mokiniai laikantis tą egzaminą, tai žiūrėti ir 2700 sritį, kuri čia yra nurodyta. Tai vat, šiuo atveju mes ją turime, kad aldehidai turi prie maždaug 2700 ir mes matome, kad šiuo atveju mes čia nieko neturime. Tai vadinasi, lieka vienintelis atsakymas, kad tai buvo propanonas, ne aldehidas. Tai gan sudėtingas klausimas, geriau būtų iš tikrųjų tokių nedėti, kurie yra kontroversiški ir gali būti atskirti pagal tą sugerties juostą, kuri būna labai mažo intensyvumo. Bet, tokį turėjome ir turėjo mokiniai žinoti šitą smulkmeną, kaip atskirti aldehidą nuo ketono, kad atsakytų į tą klausimą. Taip, gerai. Tai čia būtų visi svarbiausi dalykai, kurie mums reikalingi nagrinėjant infraraudonosios spektroskopijos spektrus. Dabar panagrinėkime kitą rūšį, tai masių spektrometrija. Kas yra masių spektrometrija? Tai jos principas yra visiškai skirtingas negu IR. Tai masių spektroskopinė analizė yra atliekama spektrometru, kurio nuotrauką irgi įdėjau. Matote, jau toks didesnis aparatas šalia kompiuterio, kuris gali nustatyti molekulinę masę mūsų junginio mėginio. Tik tai kaip jis tai daro, į ką svarbu atkreipti dėmesį. Tai kai junginio mėginys yra įdedamas į masių spektrometrą, tai tas spektrometras pradžioj įkaitina ir išgarina to junginio mėginį, tada praleidžia pro elektronų spindulį arba elektronų lauką ir tie elektronai išmuša elektronus iš molekulių. Tai tokiu būdu paversdamos tas molekulės jonais. Tai dėl to aš visą laiką sakysiu, kad čia mes analizuojame molekulinių jonų signalus. Ir tada viskas juda magnetinėme lauke ir jau detektorius nustato, kokie jonai su kokiomis masėmis atkeliavo jau prie detektoriaus. Ir ką mes matysime masių spektre, mes matysime pačios jonizuotos molekulės, taip vadinamo molekulinio jono signalą ir matysime tos molekulės fragmentų signalus. Iš kur atsiranda tie fragmentai? Matot, kai junginio molekulės praeina pro elektronų spindulį, elektronai gali pataikyti tarp ryšio elektronų ir išmušti elektronus iš ryšio tarp atomų. Tokiu būdu molekulė yra suskaidoma. Ir mes gauname tada spektrą, kuris atrodo šitaip. Ir tuoj mes jį paanalizuosime, bet kad įsivaizduotume gyviau, ką mes čia dabar darysime su jumis, tai įsivaizduokite save archeologų vaidmenyje, kai archeologas kažką kasa ir iškasa, tarkime, kažkokios senovinės vazos gabaliukus. Ir paskui jis rūpestingai tuos vazos gabaliukus suklijuoja ir mato, koks buvo tikras tos vazos vaizdas. Tai panašiai atrodo ir masių spektre. Mes galime, žinoma, kaip archeologai surasti ir visą vazą, bet neretai mes matysime daugiau fragmentų tos vazos, taip vadinamos kabutėse arba molekulės. Tai dar tik tai prieš tai pabrėšiu, kad masių spektre mes matysime masės ir krūvio santykio vertę molekulinio jono ir fragmentų. Ir dabar tas MZ, ta masės ir krūvio santykio vertė, iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kažkokia neaiški, kas čia tas per MZ. Bet turėkite omenyje, kad mes masių spektre, kaip jau minėjau ir dar pakartosiu, matysime teigiamų jonų, fragmentų arba jonizuotų molekulių pikus ir visi šitie jonai praktiškai visą laiką turės vieną teigiamą krūvį. Tai vadinasi, kai dalinama yra molekulinio jono masė iš krūvio, tai jinai dalinama iš vieneto ir mes tiesiog gauname santykinę molekulinę masę. Tai paprastai tariant, šitie pikai prie tam tikrų X ašies verčių tiesiog rodo molekulinę masę. Taip galite į tai žiūrėti.
Taipogi mes matome, kad masių spektras visai skiriasi nuo IR spektro, kur mes ką tik nagrinėjome. Kaip matome, visai kitaip atrodo IR spektrai. Kągi mes matome masių spektre? Mes matome santykinį paplitimą ir mes matome masės ir krūvio santykį. Santykinis paplitimas rodo, kiek tas fragmentas santykinai yra paplitęs, arba paprastai tariant, kurio fragmento susidarė daugiausia, kai pro elektronų spindulį praėjo molekulė. Ir kągi, tai mes čia matome propanono masių spektrą. Iš karto, kaip matote, parašiau tą pliusą prie propanono, kuris gali keistai atrodyti iš pirmo žvilgsnio, bet visą laiką turime prisiminti, kad čia yra jau molekulinis jonas masių spektre. Ir šito molekulinio jono signalą, tai yra nesuskaidytos molekulės signalą, mes matysime dešiniausiame krašte prie didžiausių masės ir krūvio santykio verčių. Ir čia dažniausiai jūs turite ten surasti paskutinį aukštą piką, kuris nebūtinai turi būti pats aukščiausias. Dar kartelį atversiu, kaip matote, šitas pikas atitinkantis molekulinį joną, jis nėra pats aukščiausias, aukščiausias yra šitas. Tačiau čia yra mažiausiai suskaidytos molekulės pikas. Paprastai tariant, nesuskaidytos, nesulaužytą vazą mes čia turime. Taip. Ir gali kilti klausimas, o kas čia per tokie kažkokie, šalia kažkokie triukšmeliai, kažkokie pikai nedideli. Tai prisiminkite 8 klasę, kad cheminio elemento atomai gali turėti izotopų, o izotopai turi kitokį neutronų skaičių. Ir izotopai dažniausiai būna stabilus, kurių paplitimas didžiausias, ir yra tie nestabilus izotopai, bet kurie irgi gali būti sutikti molekulėje. Tai jeigu mes turime izotopų toje molekulėje, kurioje, pavyzdžiui, daugiau yra vienų neutronų, mes turėsime kiek didesnės MZ vertės, jeigu kiek mažiau, tai kiek mažesnės. Tai į šitus mažus pikus dažniausiai nereikia kreipti dėmesio, kreipiamas dėmesys į tuos aukščiausius. Taip, ir kągi mes ten turime. Tai čia, kaip minėjau, yra molekulinio jono pikas, tai yra nesulaužytos molekulės, prie 58 gramų molyje arba atominių masės vienetų, čia vėlgi priklausomai nuo to, ką mes rašysime. Jeigu rašysime santykinę molekulinę masę, tai tokiu atveju mes nerašome matavimo vieneto, bus 58. Bet galime sakyti, kad čia yra ir molinė masė irgi, tai tada būtų 58 gramai molyje. Vertės sutampa, tik tai prasmės yra skirtingos šitų dydžių. Taip, kągi mes matome toliau? Mes matome prie 43 tokio molekulės fragmento jono signalą. Jeigu mes apskaičiuotume šito fragmento santykinę molekulinę masę, mes kaip tik ir gautume 43. Čia 12, 12, dar 3 ir dar 16, tai gaunasi 43. Tai kaip ir minėjau, čia yra santykinė molekulinė masė šito fragmento. Ir dar turime tą prie 15 fragmentą, tai čia būtų, vėlgi, jeigu įsivaizduosime, kaip sulūžo šita molekulė, tai jinai sulūžo į CH3 ir CH3CO. Tai mes tada matome to CH3 jono fragmento piką prie 15. Tai masių spektro nagrinėjimas yra iš tikrųjų labai paprastas. Mes tiesiog turime žinoti, kad čia yra santykinės molekulinės masės ir didžiausias aukštas pikas rodo junginio molekulinio jono piką, santykinę molekulinę masę. Kokios užduotis buvo per egzaminą? Tai 23 metų užduoties pavyzdyje buvo klausimas, kuriame reikėjo parašyti, kokios yra formulės K ir X fragmentų. Ir kaip matote, yra K formulė pateikta ir X formulė pateikta po 3 variantus, iš kurių turime pasirinkti. Ką mes darome? Pirmiausia, žiūrime į X ašį ir pasižiūrime, kokia būtų santykinė molekulinė masė šitų fragmentų. Matome 32 ir 15. Tada mes pasižiūrime į pateiktus atsakymo variantus ir matome, kad X formulės atveju CH4 su pliusu mums netinka, nes santykinė molekulinė masė tokio jono fragmento būtų 16. Vadinasi, lieka 2 atsakymo variantai CH3 su pliusu arba CH3 radikalas, metilo radikalas. Ir šitoj vietoj turime prisiminti, kad mes turime molekulinių jonų fragmentus teigiamų jonų.
Taip, dabar K formulę surandame analogiškai, tik tai dabar kabliukas yra tame, kad vienur pateikta su 32 santykinė molekulinė mase CH3OH be pliuso ir CH3OH formulė su pliusu. Tai be pliuso netinka, su pliusu tinka, o CH2OH netinka, nes turi mažesnę santykinę molekulinę masę negu 32. Taip, dabar, kadangi užduotyje nebuvo, VB1 užduotyse nebuvo daugiau klausimų su masių spektru, tai aš noriu pateikti, tiesa, čia įdėjau metanolio dar masių spektrą, parašęs, kur yra kiti fragmentai, tai aš pagalvoju, kad bus naudinga pateikti pavyzdžių, kuriuose labiau atsiveria, kam yra reikalinga ta masių spektrometrija. Ir pavyzdžiui, jeigu mes turime kažkokio junginio formulę ir norime nustatyti, ar to junginio masės spektrą turime, mes galime pasukti galvą, kaip galėtų suskilti šitas junginys ir ar galėtų atsirasti tam tikri pikai masių spektre, jeigu mes šito junginio atliktume masių spektroskopiją. Ir čia yra įdomus cheminiai galvosukiai, kurių mes iš tikrųjų chemijoje turime labai daug. Tai man asmeniškai spektrų tema tuo ir patinka, kad tu sprendi galvosukį. Nereikia sudokų, nereikia ten kažkokių mislių, tu turi savo cheminius galvosukius, tik tai reikia, žinoma, perprasti jų taisyklės, žaidimo taisyklės ir tampa labai įdomu. Tai čia yra iš tarptautinio bakalaureato pateikta egzamino užduotis. Ir klausia, kuris iš pateiktų pikų nėra tikėtinas propano rūgšties masių spektre. Kaip atsakyti? Tai mes dabar su jumis, įsivaizduokite, esame archeologai, kurie laužo vazą, kad pasižiūrėtų, į kokius fragmentus jinai suskiltų. Tai mes darome tą patį. Tai mes galime sulaužyti, pavyzdžiui, šitaip. Įsivaizduokime, kad kai elektronai skrenda į šitą molekulę masių spektre, jie gali pataikyti į ryšį tarp CH3 ir CH2 šitoj molekuliai, tada šitas ryšys nutrūks. Ką mes gausime? Mes gausime fragmentą, kurio santykinė molekulinė masė būtų 15. Čia skaičiuoju sveikųjų skaičių tikslumu, tai 12, 1, 1, 1, 15, vadinasi, šitas pikas C variantas yra tikėtinas propano rūgšties masių spektre. Dabar, taipogi galėtų pataikyti elektronai į šitą ryšį ir atskelti šitą grupę, kur apskaičiavus santykinę molekulinę masę gausime 45. Vadinasi, tas irgi netinka. Ir taipogi visa molekulė galėtų nesulaužyta kabutėse praeiti per elektronų tą lauką, elektronų spindulį ir jonizuotis, bet likti su visais atomais prikabintais prie jos. Tokiu atveju jos santykinė molekulinė masė būtų 74. Ir mes matome, kad pikas su 50 nėra tikėtinas. Žinoma, liko dar vienas sritis nenagrinėta, o kas jeigu mes turėtume šitą fragmentą, bet galite matyti, kad jo santykinė molekulinė masė būtų 29. Na, o jeigu mes šitą fragmentą pasižiūrėtume, tai čia reikėtų sudėti 45 ir 14 ir mes gausime 59. Tai vėlgi 50 nesigauna. Ir šitoj vietoj noriu pabrėžti, kad mes turime molekulę, kurią laužome, bet tų fragmentų paskui nesuklijuojame, nes gali kilti pagunda daryti šitaip. O kas, jeigu aš paimsiu šitos COOH grupės 45 ir pridėsiu šituos 5 vandenynus, tai aš gausiu 50. Bet ne šitaip veikia masių spektras. Tai mes sulaužom ir tada žiūrime, kokius fragmentus gavom, nejungiam jų atgal. Tai gaunasi, kad su 50 nėra tikėtinas propano rūgšties masių spektre pikas. Ar galėčiau paklausti? Taip, prašau. Man labai įdomus šitas buvo klausimas. Klausimas būtų toks. Kai mes įsivaizduojame, kad laužome molekulės, aš naudosiu tos pačius žodžius kaip jūs. Gerai. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes laužome, ar galime kažkaip tai, naudojantis elektrinio neigiamumo lentelė ir ryšio prigimtimi, bandyti numatyti,
kaip dažniausiai skils molekulų? Galime. Vėlgi, čiagi priklauso nuo ryšio stiprumo. Ir mes galėsime matyti, kad, pavyzdžiui, čia, kur mes matėme su jumis tą CH3OH metanolio spektrą, tai mes negavome, tai yra gavome piką prie CH3O plus vertės, tai yra vadinasi ryšys tarp O ir H yra silpnesnis ir vėlgi, čia mes turime dėl to tas pikas su CH3O+, kur vandenilis buvo atkabintas, jis dažniausiai pasitaiko metanolio masių spektre. Tai yra jo paplitimas, santykinis intensyvumas yra didžiausias. Taip, tai galima, bet gan būtų sudėtinga, nes Čia užduočių būtų sudėtinga. Nemanau, kad būtų tokių. Jo, bet nemanau, kad tai atitiktų mūsų programą, nes būtų, nors galima pasukti, jeigu pateikti, pavyzdžiui, šitų ryšių energijas ir paklausti, kuris ryšys, praėjęs pro tą elektronų spindulį turi, mažesnę tikimybę skilti, galbūt ir galima tai pasukti, tačiau matot ir stiprius ryšius nutraukia tas masių spektrometras. Tai gal nebūtų korektiškas klausimas. Ačiū labai. Gerai, ačiū už klausimą. Taip. Gerai. Ir dar vienas būdas panaudoti masių spektrus yra uždaviniuose su formulių nustatymu. Tai jie yra programoje ir mes turime, mokiniai turi mokėti nustatyti iš atomų masių dalių, turi mokėti apskaičiuoti empirinę formulę. O kai apskaičiuoja empirinę formulę, visą laiką reikia molekulinės masės. Tai santykinės molekulinės masės arba molinės masės junginio, kad galima būtų nustatyti, iš kiek dauginti empirinės formulės indeksus. Tai tokiu įrankiu gali tarnauti masių spektras. Ir tada mokiniai gavę masių spektrą turi žinoti, kad čia mes turime molekulinio jono piką, atsimena dešiniausias tas, kuris net nebūtinai pats aukščiausias. Vadinasi, šito junginio, kurio formulę mes nustatome, molinė masė būtų 72 gramai molyje sveikaisiais skaičiais. Čia pas mane Z raidė, nedvertis. Taip, ir tada apskaičiavę empirinę formulę mokiniai tada patikrina, ar jinai atitinka molekulinę, ar galbūt indeksus reikia dauginti. Tai šitame uždavinyje mes gausime su jumis empirinę formulę C4H8O ir tada apskaičiavę matysime, kad molinė masė C4H8O atitinka. Tai vadinasi, čia mes turėsime tokį junginį. Na ir paskui galima struktūrinę užduotį jau formuluoti ir su kitais spektrais klausti, tai koksgi tas junginys C4H8O. Taip, gerai. Tai atėjome prie branduolių magnetinio rezonanso spektroskopijos ir jinai yra pati sunkiausia. Tai IR spektrų nagrinėjimas, masių spektrometrijos nagrinėjimas yra palyginti lengvas. Branduolių magnetinis rezonansas sunkiausias, bet jis suteikia informacijos apie junginio struktūrą daugiausia. Ir mes su branduolių magnetiniu rezonansu galime sudėti jau paskutinius taškus ant į junginio struktūrui. Kaip jis veikia? Tai branduolių magnetinio rezonanso spektrometras jau yra didelis įrenginys, irgi įdėjau nuotrauką, tai matote jau didesnis už žmogų. Ir tada, kai yra įdedamas junginio mėginys, tai remiantis magnetiniu branduolių rezonansu, yra matuojamas būtent vandenilio aplinkų cheminis poslinkis. Ką aš čia pasakiau? Tai tam, kad būtų aišku, reikia vieną junginį žinoti, tetrametilsilanas, kuris visą laiką branduolių magnetiniam rezonanse tarnauja kaip nulinė vertė. Ir tada kiti organiniai junginiai turi cheminį poslinkį ir pasislenka nuo nulinės vertės per tam tikrą milijoninių dalių vertę. Milijoninės dalys, tai parts per million, angliškai tai ppm.
Tai trumpinsiu ppm. Tai su šituo poslinkiu mes ir galėsime nustatyti, kiek skirtingų aplinkų mes turėsime, vandenilio aplinkų mes turėsime junginyje. Nes kartais sakysiu vandenilio aplinkos, kartais sakysiu protonų aplinkos, bet čia tą patį turiu omenyje. Ir kai mes matome HBMR spektrą, mes matysime ten skirtingo skaičių signalų ir kiek mes ten turime tų signalų, tiek mes turime skirtingų protonų arba vandenilio aplinkų. Ir iš karto pasakysiu, kad mums vėlgi nereikia įsidėmėti, kokį cheminį poslinkį turi kiekviena vandenilio aplinka. Jūs turėsite lentelę. Bet pabrėšiu, kad kuo arčiau yra elektriškai neigiamas atomas vandenilio aplinkos, tuo jis turės didesnį cheminį poslinkį. Šitą dalyką mums visą laiką svarbu prisiminti. Tai jūs galite matyti, kad jeigu mes turime CH3 grupės vandenilius, tai cheminis poslinkis bus apie vienetą. Tačiau jeigu mes turėsime vandenilį prijungtą prie deguonies, o deguonies elektrinis neigiamumas yra 3,4, vandenilio yra 2,2, o anglies yra 2,6, tai deguonies elektrinis neigiamumas, pavyzdžiui, alkoholio molekulė bus didžiausias, vadinasi, vandeniliai esantis arčiau elektriškai neigiamesnio atomo turės didesnį cheminį poslinkį ir matot, kad jau iki 5 ppm gali nueiti. Taipogi, kai vandenilio aplinka yra įterpta tarp anglies atomų, kurie turi irgi didesnį elektrinį neigiamumą negu pats vandenilis, tai cheminis poslinkis jau bus didesnis negu tiesiog CH3 grupės, kaip matote. Ir jeigu mes turime netoliese karbonilo grupę, cheminis poslinkis bus didesnis ir didžiausią cheminį poslinkį turi aldehido grupės ir karboksi grupės vandeniliai. Kaip matot, gali nueiti jau iki 10 ppm verčių. Taip, kaip atrodo HBMR spektras, pavyzdžiui, 1 propanolio. Iš pirmo žvilgsnio jis panašus į masės spektrą. Nes prisimenat, masių spektre irgi buvo tokie pikai. Tačiau jo prasme visiškai kitokia. Pirmas dalykas, atkreipkite dėmesį į X ašį, jeigu abejosite, ar čia masių spektras ar HBMR spektras. Tai X ašyje mes turime ppm vertes. Nulinė vertė, kaip minėjau, yra tetrametilsilano, to junginio. Kartais čia būna pavaizduota tokia vėlgi vertikalė, kuri rodo, kad buvo įdėtas tetrametilsilanas ir čia yra jos signalas prie nulinės vertės. Į jį nekreipkite dėmesio, kreipkite dėmesį tik tai į tuos signalus, į tuos pikus, tas smaiglės, kurios yra jau prie aukštesnių ppm verčių. Ir jūs galite matyti, kad čia yra 4 pikai, 4 signalai, vadinasi, mes turime 4 vandenilio aplinkas. Kokiasgi mes turime, pasižiūrėkime. Tai matote, čia yra stripinis modelis, čia yra nesutrumpinta struktūrinė formulė propanolio ir mes matome, kad yra vandenilis prikabintas prie deguonies. Daugiau tokio vandenilio prikabinto prie deguonies šitoje molekulėje nėra. Tai vadinasi, tas vandenilis yra atskiroj aplinkoj. Tada, jeigu mes pasižiūrėsime į vandenilius, kurie yra šalia OH grupės, tai jie jau yra kitoj aplinkoj. Kad būtų aiškiau, kas yra ta aplinka, kurią aš tą žodį vis kartoju. Tai įsivaizduokite, kokioj kaiminystėj gyvena kabutėse vandeniliai. Tai šitie vandeniliai yra prijungti prie anglies atomo, kurio kaimynai yra OH, CH2 ir CH3. Prisimenat, šitas vandenilis gyvena kitam rajone, jis gyvena prie deguonies ir pas jį kaiminystė jau yra kitokia. Jo kaimynas yra deguonis, paskui CH2, CH2 ir CH3 tolimesni kaimynai. Tai reiškia, čia yra kita aplinka, kas aplinkui yra kitaip. Ir dėl to, kai mes pasižiūrėsime į kitą piką, kitos CH2 grupės, tai gali atrodyti, kad čiagi, atrodo ta pati aplinka ir ten CH2 ir ten CH2. Ne, atsistokite tų vandenilių vietą ir pabandykite įsivaizduoti, ką jie mato aplinkui, kai žiūri pro savo namo langą. Tai mato iš kairės CH3 grupę, iš dešinės CH2 grupę ir OH. Ir tai yra kitokia kaiminystė negu prieš tai buvusią CH2 grupę, kuri iš dešinės matė OH, o iš kairės CH2 ir CH3. Čia yra skirtingos aplinkos.
Ir, kaip supratot, jau paskutinė aplinka būtų CH3 šitų vandenilių, kurie yra prikabinti prie kraštinės anglies. Taip, dabar kartais mes galime turėti, atrodo, dvi skirtingas CH3 grupės, bet tai yra ta pati aplinka. Ir tokius junginius dažnai naudoja per egzaminą. Tai praeitais metais buvo ir pagrindiniai, ir pakartotiniai sesijoje klausimas su junginiais, kurie turi tą pačią vandenilio aplinką, nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad turėtų būti du signalai. Pasižiūrėkime, kodėl. Tai čia yra propanono, acetono HBMR spektras ir jeigu mes pasižiūrėsime į šitą CH3 grupę, ką jinai mato aplinkui kabutėse. Tai jinai mato CO ir kitą CH3. Ir šita CH3 mato CO ir paskui CH3. Tai jų kaiminystės yra vienodos. Įsivaizduokite, kaip gyventų tiesiog visiškai identiški namai, vienas priešais kitą ir mato tą patį kiemą prieš save. Tai aplinka yra ta pati. Ir dėl to mes matome tą patį signalą. Tiksliau pasakius, ir šitos grupės signalai persidengia. Ir dėl to mes matome tik vieną smailę. Taip, dabar dar panagrinėkime. Jeigu mes su jumis turime, pavyzdžiui, 2-butanoną, kuris irgi buvo užpraeitais, man atrodo, metais egzamine, tai jame yra 3, kaip matote, smailės, 3 pikai HBMR spektre, nes yra 3 vandenilio aplinkos. Ir dabar jis irgi turi CH3 ir CH3. Tai va čia labai noriu, kad mes atskirtume ir nekiltų pagunda sakyti, kad čia kaip acetone. Šitas turi kraštuose CH3 ir šitas turi kraštuose CH3. Tai čia ta pati aplinka. Ne, iš karto žiūrėkite, kas yra kaimynai. Tai šitos raudonai apibrauktos CH3 grupės kaimynas yra CO, paskui CH2, CH3. O mėlynai apibrauktos CH3 grupės kaimynas yra CH2, ne CO. Tai reiškia kita kaiminystė, kita aplinka. Tai dėl to mes čia turime 3 skirtingas aplinkas ir matome 3 pikus HBMR spektre. Taip, dabar, kaip minėjau, jeigu mes turime aldehido grupę ar karboksilo grupę, vandenilio signalas šitoj grupiai yra toks tremtinys, jis būna jau prie labai aukštų ppm verčių. Ir dėl to tarptautinėse programuose dažnai užduodamas klausimas, kodėl IR spektroskopija netinka arba blogai tinka atskirti propanalį nuo propanono, o HBMR tinka labiau. Ir jūs galite matyti, kad čia yra propanalio HBMR spektras, mes matome su jumis 3 vandenilio aplinkas, dėl to matome 3 signalus ir matome to CH esančio aldehido grupiai signalą. Ir galime tikrai nustatyti, kad čia yra junginys ne toks pats, kaip, pavyzdžiui, acetonas, nes acetono HBMR spektre mes matome tik tai vieną piką. Taip. Gerai, ir tada ateiname prie dar truputėlį sudėtingesnio dalyko, prie aukštos raiškos HBMR spektrų. Tai aukštos raiškos HBMR spektrai skiriasi nuo žemos raiškos panašiai kaip nuotrauka padaryta kur nors migloj nuo profesionalių fotoaparatų padarytos nuotraukos. Tai jūs galite matyti to paties junginio žemos ir aukštos raiškos HBMR spektrus ir jeigu čia mes matom kažkokį šurmulį, neaišku, kas ten dedasi, tai šičia mes matome tokius skirtingus pikus, skirtingas skaičius smailių. Ir dabar aiškinsimės, dėl ko jis atsiranda ir kokią tai mums suteikia informaciją. Tai ką reikia atsiminti, kad kai mes turime skirtingas vandenilio aplinkas, tai kaimyninės aplinkos vandeniliai arba protonai skaido signalą savo kaimynų į tiek dalių, kiek yra tų vandenilių dar +1. Ten +1 taisyklė. Kad būtų aiškiau, pasižiūrėkime į šitą pavyzdį, brometaną, ir matome, kad yra viena aplinka su raudonai pažymėtais vandeniliais ir kita aplinka su mėlynai pažymėtais vandeniliais. Ir raudonai pažymėti vandeniliai suskaidės mėlynų vandenilių signalą HBMR spektre į 3 dalis ir dar +1, tai yra į 4 dalis.
O mėlyni vandeniliai savo ruožtu suskaidys raudonų vandenilių signalą HBMR spektre į 2+1 į 3 dalis. Dėl to aukštos raiškos HBMR spektre šito junginio mes matysime signalo suskaidimą į tripletą, tai, kaip minėjau, šitų vandenilių signalas suskaidomas į 3 dalis ir mes matysime kvartetą, mėlynų vandenilių signalas suskaidomas į 4 dalis. Dabar tyčia paėmiau šitą junginį kaip pavyzdį, nes šalia yra bromas, bromo elektrinis neigiamumas yra 3, jis yra didžiausias šitoj molekuliai, vadinasi, mėlynų vandenilių signalą jis pastumia prie aukštesnių ppm verčių, o raudoni tie vandeniliai, raudonai pažymėti, jie bus prie mažesnių ppm verčių, dėl to mes galime atskirti, kur kieno yra pikai. Ir dar kartelį noriu pabrėžti, kad tripletas raudonų vandenilių yra ne dėl to, kad jų yra 3. Čia yra dažniausia klaida, kad mokiniai sako, kiek vandenilio aplinkoj, tiek ir suskaidomas signalas. Ne dėl to, kad jų yra 3, o dėl to, kad mėlyni vandeniliai suskaido raudonų vandenilių signalą į 3 dalis, 2+1, nes mėlynų vandenilių yra 2, n+1 taisyklę visą laiką pridedam dar vieną prie vandenilių. O raudoni vandeniliai suskaido į 3+1, į 4 dalis. Tai dėl to matome kvartetą. Taip, dabar dar vienas dalykas, jūs galėjote atkreipti dėmesį, kad šitų vandenilių signalo pikas, ta smailė yra aukštesnė, o šitų yra žemesnė. Dėl ko taip atsitinka? Taip atsitinka dėl integravimo, nes toj pačioj aplinkoje esantis vandeniliai, jie lik susideda vienas ant kito, tie pikai ir gaunasi smailė aukštesnė. Ir jūs galite matyti, šiaip lietuviškoj programai mūsų nenumatyta, bet tarptautinėse programuose labai tuo naudojasi, jūs galite matyti tokį integracinį santykį, kuri rodo HBMR spektre. Kas tas integracinis santykis? Tai HBMR spektrometras apskaičiuoja signalų plotą ir palygina spektrų aukščius, tų pikų aukščius pagal juose esančių protonų skaičių. Ir duoda tada šitą tokią kreivę, kaip matote, šitą, kurioje mes matome skirtingo aukščio tokius kalniukus. Ir jeigu mes paimtume liniuotę ir pamatuotume šitą piko aukštį, tai matytume, kad čia būtų 2 aukštesnis, o čia būtų 3 aukštesnis pikas. Tai reiškia, šitoje aplinkoje mes turime kažkiek vandenilių, bet šitoje turime 2 daugiau, o šitoje turime 3 daugiau. Noriu pabrėžti, kad čia yra santykis. Ir tik tai jeigu mes esame įsitikinę, kad šitoje aplinkoje yra 1 vandenilis, mes galime sakyti, kad čia būtų 2, o čia būtų 3. Bet jeigu čia, tarkime, šitoje aplinkoje būtų 2 vandeniliai, tada čia būtų 4, čia būtų 6. Ta prasme, čia yra tik tai santykis, čia nėra parodytas konkrečių vandenilio atomų skaičių. Tačiau dažnu atveju tai yra labai vertinga informacija, nes mes galime įvertinti tada, kiek kiekvienoje aplinkoje mes turime vandenilių. Tai, kaip minėjau, čia neįeina į mūsų programą, bet jeigu matysite tokias kreives, tai žinotumėte, ką jos rodo. Taip. Tai kai mes nagrinėjame aukštos raiškos HBMR spektrus, apibendrinkime, kas svarbu atkreipti dėmesį. Tai svarbu atkreipti dėmesį į cheminį poslinkį, tai prisimenat, kuo arčiau yra elektriškai neigiamas atomas, tuo didesnis bus poslinkis prie didesnių ppm verčių, į integravimą, kad kuo daugiau mes turime vandenilių toje pačioje aplinkoje, tuo aukštesnį mes turėsime piką, ir į skilimą, į kiek dalių suskaidytas yra signalas. Tai parašiau ir pateikiau pavyzdžių, kaip atrodo signalo suskaidimas. Tai jeigu niekas neskaido signalo, mes gauname singletą, jeigu į 2 dalis dubletą, į 3 tripletą, paskui kvartetą, kvintetą, sekstetą, septetą, bet paprastai po kvinteto jau sako multipletas, tai tiesiog daugta. Nors būna užduočių tarptautinėse programuose, kuriuose klausia, o į kiek dalių yra suskaidytas tam tikras signalas, tam tikros vandenilio aplinkos. Tai panagrinėkime užduotis ir pasižiūrėkime tiesiog pavyzdžius. Gali kilti klausimas, o kaip gali būti singletas? Tai singletas būna pagrinde 2 atvejais. Kai vandenilis yra tiesiogiai prikabintas prie deguonies. Tai galima sakyti, kad deguonis kaip skydas
tą vandenilio, tą protoną esantį prie jo, uždengia nuo kitų anglies atomų, nuo kitų vandenilių. Tai dėl to tas vandenilis visą laiką duoda singletą. Ir taipogi, jeigu prie kaimyninės anglies nėra vandenilių, tai šiuo atveju mes turime acto rūgštį, kaip matote, tai CH3 grupės kaimyninė anglis, jinai neturi vandenilių, va šita anglis neturi prijungtų tiesiogiai vandenilių. Dėl to šitos CH3 grupės signalo niekas neskaido ir mes turime singletą. Taip, dabar pabandykime priskirti, čia yra esteris tilatanoato, šituos signalus, šitas smailės atitinkamai pažymėtėm vandenilę. Toks junginys buvo per egzaminą. Tai pirmas dalykas, mes galime įvertinti būtent poslinkį atžvilgių deguonies atomų atžvilgių. Kaip? Tai jūs galite matyti, kad žaliai pažymėti vandeniliai yra šalia CO, arti elektriškai neigiamo atomo, vadinasi, jų poslinkis bus didesnis. CH2 grupės irgi vieta yra arti deguonies, irgi poslinkis bus didesnis. Bet labiausiai nutolęs nuo tų visų deguonies esterio grupės yra mėlyni vandeniliai. Labiausiai nutolę. Vadinasi, iš karto darau prielaidą, kad jų signalas turės mažiausią cheminį poslinkį. Ir pasižiūrėkime dabar jau pagal signalo skilimą, ar aš esu teisus, ar čia bus tripletas. Ir prisimenam, kad raudoni kaimyniniai vandeniliai suskaidys mėlynų vandenilių signalą į tiek dalių, kiek jų yra, plus 1. Tai reiškia, aš turėčiau matyti tripletą. Matau tripletą. Tai galiu pradėti nuo to. Dar kaip aš galiu žiūrėti, nagrinėti, tai aš matau, kad yra CH3 grupė, kuri prijungta prie CO, kuri neturi vandenilių. Vadinasi, žalių vandenilių signalo niekas neskaidys, vadinasi, jie duoda singletą. Tai čia būtų šitų žalių. Na ir atmetimo būdu suprantam, kad galime iš karto šitą signalą priskirti raudoniem vandeniliam, bet dar pasitikrinam, ar ten tikrai turėtų būti kvartetas ir prisimenam, kad mėlyni vandeniliai raudonų vandenilių signalą skaidytų į tiek dalių, kiek jų yra plus 1, tai reiškia į 4 dalis. Ir mes turime iš tikrųjų kvartetą. Taip, čia pateikiau atsakymą. Pabandykime dar vieną panagrinėti. Ir šitą pavyzdį įdėjau, nes jis yra sudėtingesnis. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad čia yra 1, 2, 3 ir 4 vandenilio aplinka. Bet HBMR šitame spektre mes matome tik tai 3 aplinkas. Kodėl? Todėl, kad atkreipkite dėmesį, šitie vandeniliai ir šitie vandeniliai yra toje pačioje aplinkoje. Vėlgi, jų kaimynai yra C su OH ir paskui CH3 ir šitos grupės C su OH ir paskui CH3. Ta pati aplinka. Tada vandenilis, kuris yra pas mus prie OH, yra kitoje aplinkoje ir vandenilis prie vidurinės anglies yra trečioje aplinkoje. Na, dabar pabandykime priskirti, kurie signalai. Ir iš karto, kaip minėjau, jeigu mes turime OH grupę, tai šitas vandenilis turės singletą. Nes deguonis nuo kitų anglies atomų vandenilių tą lyg skydų uždengia vandenilį. Dabar, kur yra dubletas, o kur yra septetas? Žiūrėkime. Tai dabar, kadangi šitie žali vandeniliai yra toj pačioj aplinkoj, jų signalai persidengia. O jų signalus skaido vienas kaimynas, va šitas vandenilis. Vėlgi, šitas mėlynas vandenilis uždengtas skydu, jis kitų signalų neskaido. Tai šitas raudonas vandenilis skaidys iš kairės esančios grupės signalą į 2 dalis, 1 plus 1, ir iš dešinės esančios grupės signalą į 2 dalis, 1 plus 1. Tai reiškia, gaunasi 2 dubletai, bet kadangi čia yra ta pati aplinka, jie persidengia ir mes matome vieną dubletą. Tai šitų žalių vandenilių bus dubletas. Na ir dabar matome, kad raudono vandenilio signalą iš abiejų pusių skaido šitie vandeniliai, kurie yra 3, šitie vandeniliai ir dar plus 1. Ir dėl to mes čia matome septetą.
Galima, žinoma, jeigu būtų užduotis, į kiek dalių yra suskaidytas šitas signalas, galima bandyti suskaičiuoti smailes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bet kartais jos nesimato taip ryškiai ir tada jau mes galime tik tai pagal n+1 taisyklę apskaičiuoti, į kiek dalių būtų šitas signalas suskaidytas. Taip, na ir čia pateikiau atsakymą. Dabar kokios užduotis buvo per egzaminą? Viena sunkesnių užduočių buvo 23 metų pavyzdyje, VB1, kur buvo pateiktos kortelės ir reikėjo nutempti tų kortelių fragmentus. Jeigu jūs dar kada pamatysite tokio paties tipo užduotį, labai rekomenduoju iš tų kortelių pirmiausia sudėti molekulę. Tai yra, mes parašome CH3CO kortelę, matome, kad ją reikėtų sujungti su CH2 ir su CH3 paskui. Kodėl tai verta padaryti? Todėl, kad atkreipkite dėmesį, čia yra CH3 grupė ir yra CH2 grupė. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, tai CH3 grupė turėtų cheminį poslinkį 0,7, 1,2, o CH2 grupė turėtų 1,2,1,4. Tačiau šita CH2 grupė, kai yra parašyta atskirai kortelė, neaišku, kurioje vietoje yra molekuliai. Bet dabar, kai mes parašome, mes matome, kad jinai yra šalia karbonilo grupės. O tai reiškia, kad jos cheminis poslinkis bus ne 1,2,1,4, o bus apie 2,1,2,6. Tai yra kaip grupės, kuri yra prie karbonilo, kaip protonų, prie karbonilo. Taigi, dabar matydami jau visą vaizdą tos molekulės, mes galime galvoti, kur kieno signalas. Ir šiuo atveju paprasta būtų pradėti nuo šitos CH3 grupės, dėl to, kad jinai turės singletą, nes šalia stovintis anglies atomas neturi vandenilio. Tai singletas būtų čia. Tada mes galime pasižiūrėti tą grupę, kuri labiausiai nutolusi nuo elektriškai neigiamo atomų, jinai būtų prie žemesnių ppm verčių, tai mes turime tada šitą grupę ir tada suprantam, kad atmetimo būdu jau šitas pikas būtų CH2 grupės. Ir vėlgi galime palyginti suskaidymus, pasitikrinti, ar teisingai mes padarėme su jumis. Tai dabar taip, CH2 grupės signalas būtų suskaidytas į 4 dalis, 3+1, CH3 grupės signalas būtų suskaidytas į 3 dalis, tai matome, čia yra tripletas, čia buvo kvartetas, na, o to žaliai pažymėto CH3 signalas nesuskaitomas. Taip, pasižiūrėkime dar vieną klausimą, tai buvo 24 metų užduoties pavyzdyje tokia užduotis ir buvo pateiktas HBMR spektras C4H8O junginio ir reikėjo pasirinkti pavadinimą iš pateiktų. Tai kaip spręsti tokias užduotis, iš karto reikėtų pasirašyti formulės ir pasižiūrėti pirmiausia, kas turės 3 skirtingas aplinkas iš pateiktų junginių. Nes čia yra 3, kaip matote, skirtingos aplinkos. Tai mes turime 2-butanoną ir 2-butanono spektrą mes iš tikrųjų ką tik su jumis nagrinėjome ir mes matėme, kad ten 3 skirtingos aplinkos. Tai čia galimas mūsų atsakymo variantas. Tada mes turime 2-butanolį ir jeigu mes pasižiūrėtume į 2-butanolio aplinkų skaičių, mes matytume, kad jų bus daugiau negu 3, nes čia yra viena aplinka, čia yra kita aplinka, čia 3, čia 4 ir čia 5 aplinka. Tai būtų 5 signalai. Dabar, butanalio spektre irgi mes turėtume daugiau aplinkų. Tai pasirašom butanalį ir mes matytume, kad ten būtų 4 aplinkos. Tai mes turėtume 1, 2, 3 ir 4 aplinką. Taip, na ir ko gero sunkiausias distraktorius čia būtų 2-metil-2-propanolis. Tai 2-metil-2-propanolis. Nes gali atrodyti, galima susimaišyti, kiek čia aplinkų yra. Ir jeigu mes taip, greitai spręsime, nesusimastysime, tai gali atrodyti, kad čia yra 4 aplinkos. Vis tiek nesutampa su tų 3 aplinkų skaičiumi, tai 2-metil-2-propanolį irgi turėtume atmesti kaip neteisingą variantą, bet iš tikrųjų pasižiūrėkime, kiek jis turi aplinkų. Tai čia šitos CH3 grupės visos yra toj pačioj aplinkoj. Kaip matome, jos visos turi kaimyną anglį, prijungtą prie 2 CH3 ir OH.
Tai ir šitos grupės irgi kaimynas anglis prijungtas prie OH ir 2CH3. Tai visų šitų trijų grupių ta pati aplinka ir kita aplinka būtų vandenilio. Tai reiškia, čia būtų du signalai HPMR spektre. Tai lieka 2-butanonas. Taip, ir dabar 25 metų VB1 užduoties 5 klausimas praeitų buvo panašus, tik tai čia jau buvo pateikti ne pavadinimai, o formulės. Ir vėlgi mūsų darbas yra toks pats. Pirmas dalykas, nežiūrėkite suskaidimo, o žiūrėkite, kiek aplinkų turi pateikti junginiai. Ir mes turime metanolį. Metanolis turi dvi aplinkas. Tai turi CH3 vandenilį ir OH grupės vandenilį turi. Tai vadinasi, jam šitas HBMR spektras netinka, nes čia yra 3 aplinkos. Tada matom, sekantis junginys yra esteris ir tame esteryje mes jau matome vieną aplinką, antrą aplinką ir trečią aplinką. Šitas kandidatas į mūsų atsakymus. Dabar matome sekantį junginį ir tai yra ketonas, acetonas ir acetone mes turime dvi vienodas aplinkas. Tas dalykas vėlgi nesimato, jeigu mes turime tokią suskleistą formulę, bet jeigu mes išskleistume, matytųsi žymiai geriau, kad čia yra viena aplinka ir čia yra tokia pati. Ir mes turime eterį. Eteriai į programą neįeina, tai verčiau būtų nedėti tokių junginių, nes jeigu mokinys pirmą kartą eterį pamato per egzaminą, jis nesijaučia labai maloniai. Bet kaip nagrinėti tada tą eterį? Tai mes matome, kad jis irgi turi tą pačią aplinką, nes CH3 grupės šitie protonai, šitie vandeniliai yra prijungti prie deguonies, kuris paskui prijungtas prie CH3 ir iš kitos pusės mes turime vandenilius, kurie yra prijungti prie anglies, kuri prijungta prie O ir CH3. Reiškia, čia vėlgi yra dvi aplinkos. Tai vienintelis junginys turintis 3 aplinkas ir būtų šitas esteris. Taip, ir čia būtų viskas. Taip, čia būtų viskas, ką aš norėjau papasakoti apie spektrus. Aš labai tikiuosi, kad mano šita konsultacija bus naudinga ir labai džiaugiuosi, kad ją galės pasinaudoti. Tikiuosi, kad bus naudinga tiek mokiniam, tiek mokytojam. Ir tie spektrai neatrodys tokie sudėtingi, kaip galbūt atrodė prieš tai. Nes iš tikrųjų, kai tu žinai tas žaidimo taisyklės, labai įdomu nagrinėti spektrus, gilintis į juos ir būtent spręsti tos cheminius galvosukius, kurių mes įdomių mūsų moksle turime daug. Tai ačiū labai. Tikrai dabar, kai parodėte tuos konkrečius klausimus, juos taip dekonstravot, išardėt, pavadinkim, kaip puzlį, sudėliojote iš atskirų detalių. Puikus labai pavyzdžiai, kurie yra ir mokiniams suprantami. Tai ačiū labai už tokį paprastą pristatymą. Gal ir nėra labai čia paprasta ta tema, bet paprasta kalba ir su paprastais pavyzdžiais nuosekliai iliustravote, kaip uždaviniai sprendžiami. Tie uždaviniai nebeatrodo jau tokie labai sudėtingi. Tai ačiū Jums labai, Romanai, už tą skirtą laiką ir tai, kaip Jūs interaktyviai viską parodėte.